Naudojimas. Jau daugiau nei 30 mečius BS Spange Classic yra visame pasaulyje patikrinta ir sėkminga įaugusių kojų nagų gydymo koncepcija. BS Spange turi daug privalumų. Vienas iš jų – nereikia ilgo pasiruošimo ir gydymą galima pradėti greitai. Ji ypač tinka diabetikams, o tai pabrėžia jos visapusiškumą. Kitas privalumas – ji vizualiai nepastebima. Itin plokščia BS Spange beveik nepastebima, netrukdo sportuoti, yra atspari vandeniui ir yra lengvai padengiama nagų laku. BS Spange neapkrauna nago plokštelės ir nesukelia spaudimo. Pacientas jaučia palengvėjimą iš karto ją uždėjus. Dėl šių daugelio savybių ji yra patvari ir praktiška naudoti kasdien. Prieš gydymą svarbu, kad BS Spange nebūtų dedama ant ligų pažeistų nagų. Tai apima pavyzdžiui grybelinės ligas, psoriazę, onichozę ir panašią būklę. Prieš gydymą tai būtina aptarti su pacientu. Kad BS Spange puikiai priliptų prie nago, prieš ją uždedant negalima naudoti dezinfikavimo priemonių, aliejaus ar kremo. Taip pat negalima daryti pėdų vonelių. Taip pat reikėtų netaikyti drėgnojo frezavimo metodo. Kad BS Spange būtų tvirtai ir saugiai pritvirtinta, nago plokštelę reikia pašiurkštinti. Tam naudokite korundo arba deimantinio antgalio frezą. Tada paskaičiuokite tikslų nagų plotį, kad galėtumėte pasirinkti idealų dydį iš 6 galimų BS Spange dydžių. Tinkamiausia vieta yra 1–2 mm už skaudančios vietos. Uždėkite BS Spange tiksliai ant šoninio nago krašto ir metaliniu laikikliu prispauskite ją prie priešingo krašto. Sąsaga turi tiksliai apimti nagą, nebūti per trumpa ir neįsikišti per šoną. Nustatę tinkamą sąsagos dydį, nuvalykite visą nago paviršių vienu BS Ranger valyklio lašeliu. Tada nusausinkite nagą kitu vatos diskeliu. Po to visą nagą patepkite BS aktyvator, aktyvikliu, kuris tuoj pat išgaros. Deimantinio arba korundo antgalio frezą šiek tiek paploninkite BS Spange galus, juos šlifuodami, kad jos būtų lengviau prispausti prie nago. Tuomet ant pašiurkštintos sąsagos pusės vidurio užlašinkite lašelį BS Kleber, klijų ir laikydami maždaug 10 sekundžių prispauskite sąsagą prie nago vidurio. Tada metalinio laikiklio neslystančios dalies pagalba pritvirtinkite abu sąsagos galus vieną prie kito. Laikydami prispaustus maždaug po 10 sekundžių. Jei priklijavus BS Spange, jūsų pacientas jaučia traukimo skausmą arba nemalonų tempimo pojūtį, vadinasi, ji per stipriai įtempta. Tada turite paploninti priklijuotos BS Spange galus. O jei to nepakanka, ploninti ją apskritai visą. Privalumas jums. BS Spange įtempimo korekcija vyksta ant nago. Uždėjus BS Spange, visas nagas dar kartą kruopščiai nuvalomas BS Ranger valykliu. Paskutinis žingsnis – nedelsiant užtepti ploną klijų sluoksnį kaip sandariklį ant viso nago paviršiaus. Klijų sluoksnis išdžiūva per maždaug 5 minučių. Tada galima atlikti įprastą nagų priežiūrą. Pavyzdžiui, daryti pėdų vonelės, dėti tamponus, tepalo tvarsčius,
lakuoti ar tepti kremu. Prieš kiekvieną pakartotinį uždėjimą ir prieš galutinį gydymą BE špangė geriausiai nuimamos tiesiomis nagų žnyplėmis. Norėdami tai padaryti, uždėkite žnyplės ant vieno galo, būtent tarp sąsagos ir nago. Taip galėsite lengvai atskirti klijus ir atsargiai nuimti BE špangę nuo nago.